Labadiena, dabar panagrinėkim dar vieną klausimą iš testų galerijos. Tai čia būtų va šitas klausimas antras. Ir pažiūrėkim standartinę sąlygą, kuri už tai čia pas mus matosi. Mes matom, kad kintamiesiems A, B, C priskiriamas reikšmės 0, 8 ir 12 atitinkamai. Surašykim tvarkingai šitas reikšmės. Čia parašykim 0, paskui čia parašykim 8 ir čia parašykim 12. Taip. Na ir toliau mūsų tikslas žiūrėti, kas vyksta šitoj vietoj. Ar A pas mus mažiau negu C? Taip, teisingai. Tai kas vyksta toliau? Prie A pridedam 3, tai čia bus 3. Toliau mes ką tikrinam? Jeigu A daugiau negu 7, ar A daugiau negu 7, A yra 3, tai yra mažiau negu 7, tai o štai šitas veiksmas nebus atliekamas. Reiškia, B kokia buvo reikšmė, tokia ir liks kol kas. Taip, 8 ir čia 12 perrašom. Toliau vėl tikrinam šitą sąlygą. Čia pas mus 3, o čia 12. 3 pridėjus 3 bus 6 ir 6 mažiau negu 7, šita sąlyga nepatenkinta, čia vėl 8 ir čia 12. Važiuojam toliau, analogiškai čia mes turėsim jau 9 ir šitoj vietoje jau šita sąlyga bus patenkinta. Ir mes turėsim iš B atimti 2. 8 minus 2 bus 6. Taip. Ir čia 12 lieka. Toliau pas mus bus 12. Taip. 9 plus 3 12. Ir vėl sąlyga šita patenkinta. Iš B atimus 2 mes turėsim 4. Ir čia 12. Dabar tikrinam šitą sąlygą. Čia matom jau sąlyga nepatenkinta. Taip. Jau čia galim parašyti, kad mes šiuo atveju išeinam iš ciklo. Taip, išeiname iš ciklo. Ir ką mes turim? Turim atspausdinti jau šitą reikšmę. Taip. Čia parašius A plus B plus C ir nurodžius rodiklę, taip, suskaičiuojam 12 plus 4 plus 12 bus 28, taip, o čia toks atsakymas yra, būtų testo klausimas, jeigu reikėtų atspausdinti, ką spausdina šitą programėlę. Ačiū už dėmesį.